Labas vakaras. Šį gražų antradienio rudens vakarą prieš akis matau raudonuojantį švelniais debesimis padengtą dangų jau nusileidusios saulės. Tai visgi dienos jau trumpėja ir mes galim skirti savo kažkiek daugiau gal dėmesio, atitrūkti nuo kasdieninių darbų, atitrūkti nuo savo minčių ir pasinerti į kitą veiklą. Kas dar dirbantis, gal kas nedirbantis, gal kas naujokas, gal kas taip jau norintis daugiau praplėsti žinias. Noriu jums pristatyti kompaniją, kurios dalimi aš pati esu. Esu vaistininkė, jau daugiau kaip 45 metus dirbanti šitą darbą. Labai mėgstu jį, mėgstu padėti žmonėms, bet ne tik tais cheminiam priemonėm, bet taip pat ir ieškojau būdų, kaip savo šeimai, pažįstamiems, aplinkiniams patarti, padėti ir natūraliu būdu palaikyti savo sveikatą ilgesnį laiką, nenaudojant cheminių preparatų. Taigi, dabar aš noriu ir pasidalinti šitą kompaniją, kurios dalimi aš ir tapau. Tai yra kompanija Apple Go. Jos savininkai yra puikiai ideali šeima ir Olga ir Sergejus Kulikovai. Šios kompanijos savininkai, jie yra taip pat ir puikus vadovai, puikus bendrautojai, visada gali pamatyti mūsų išskirtinius žmonės jų tarpe ir jie visada bus šalia, kada tik tais panorėsite ir patys. Šita kompanija Apple Go yra įkurta tik tais labai netaip seniai, jai tik 12 metų bus lapkričio 11 dieną ir turi savo jau fabrikus, netgi 2. Fabrikas yra vienas Europoje, kitas Rusijos teritorijoje ir mes pakankamai aprūpinti produktais, kurie yra ypatingos sudėties, yra ypatingai naudingi, kadangi tai yra tokia technologija, kuri mums leidžia turėti produktą ląstelinės mitybos pagrindu. Ne šiaip savo, kad nurijai kažkokią kapsulę, nurijai kažkokią tabletę, ar ten išgėrei gėrimą, ar netgi susileidai į raumenis, į veną kažkokio tirpalo, bet čia gauname mes veikliąsias medžiagas tiesiai iš gamtos, tai yra sąveika sveikatos ir gamtos ir galime palaikyti savo funkcijas, savo gyvybinės funkcijas žymiai ilgiau, nenaudodami cheminių preparatų. Todėl šita kompanija yra tinklinė. Daugelis bijo to žodžio tinklinė. Bet pažiūrėkime, tinklinė kompanija, kas tai? Tai yra didžiulis vartotojų tinklas. Vartotojai, taip kaip mes einame į Maksimą, einame į Rimi ar į kitą kokį prekybinį, tai irgi tinklas yra ir ten perkame produktas. O čia produktai yra skanus, jie yra skirti mūsų sveikatai pagerinti, mūsų sveikatai palaikyti ir taip pat jie, kaip ir kiekvienas produktas, turi greitai pasibaigia. Mums reikia visą laiką papildyti. Todėl mes ir turime tinklinę kompaniją, kuri visas jėgas yra sutelkusi į žmogaus sveikatą. Pradėsime dabar nuo
kompanijos pačių pagrindų. Net kompanija turi didžiulę įtaką aplinkiniams, yra aukštai įvertinta ir netgi klientai, tie, kurie yra ne vartotojai, o tie, kurie nori ir kitiems padėti, tai jie suteikia galimybę jiems užsidirbti ir patiems būti sveikesniems ir padėti toliau plėsti šitą gerąją žinią. Net iš 100 pasaulio kompanijų šita kompanija Apple Go užima 38 vietą. Tai reikia pagalvoti, prie tokių gigantų, prie tokių žinomų firmų, žinomų kompanijų stovi šita puiki Apple Go kompanija. Jinai yra žinoma jau 75 šalyse ir visose 5 žemynuose. Ir turi jau 25 oficialias atstovybės. Taigi, kas nori ne tik būti produktų vartotojas kompanijos, bet gali būti ir jos dalininku, kaip sakant, siela, kuri padeda toliau žmogui tobulėti, padeda toliau eiti į priekį ir skleisti tą gerąją sveikatinimosi žinią. Produkcija, kurią išleidžia kompanija Apple Go, yra paremta naujausia technologija, kurios analogų nėra pasaulyje. Tai yra Accumulite SA technologija. Tai yra jėgos akumuliacija. Ir dėl to augalų veikliosios medžiagos yra paveikiamos taip, kad jos liktų labai artimos mūsų organizmo ląstelėms ir jos technologijos būdu yra perdėtos visi komponentai pernešti į melasą, kuri yra mums kaip konservantas ir labai gerai atrodo, ne tik tais, kad gerai, bet skaniai atrodo, nes veikimas yra gražiuko, ar kaip čia pavadinti, dedasi jisai po liežuviu, nereikia jo nei ryti, nei skrandžio rūgštis, nei kasa, nei žarnyno kokios funkcijų sutrikimai, niekas nesugadina šitų veikliųjų medžiagų, jos tiesiai labai greitai, netgi 17-18 sekundžių bėgyje patenka į kraujotaką. Ir kaip jau minėjau, šita technologija neturi analogų ir visos medžiagos yra sinergiškos, padarytos taip, tai yra viena kitą papildančios ir labai padedančios vienai kitai ne vieną, ne du, bet iki 3-5, net ir daugiau kartų sustiprinti veikimą. Receptūra, kurią sudarė, yra Mokslų taryba, kuri remdamasi ankstesnių mokslininkų, kurių jie jau yra įstudijavę kinų mediciną ir vokiečių sena medicina. Viską tai yra sudėta į vieną ir surišta su šitos kompanijos Mokslų tarybos technologija. Čia parodyta yra kaip žaibo, panašiai kaip žaibas trenkia į kažkokį tai daiktą, taip čia yra paveikta augalinės arba ląstelės membrana, kuri paskui tampa artima mūsų ląsteliai ir dėl to žymiai lengviau, net sukeldama jokių pašalinių veikimų, jinai patenka mums ir yra kaip maistas
tiesiai į ląstelę, arba netgi kaip katalizatorius, kur užveda mūsų jau biški prisnūdusias, arba jau biški atidirbusias, arba jau kažkur užmirštas organizmo ląsteles. Nes mūsų organizmas ideali sistema. Ja tik reikia sugebėti ne visą laiką tik teršti, bet jai reikia padėti, kad jinai galėtų funkcionuoti pati, tik tai jai čiut reikia padėjimo. Pradėsiu dabar nuo produktų, tų puikių mūsų dražėčių, kurios yra mūsų kompanijos sąraše. Tai vienas iš tokių tai yra GTS, tai yra pažadink gyvybinę energiją. Atrodo, kad jaunas žmogus, daleiskim, labai puikiai jaučiasi, bet kai jau paklausė, sako, ai, esu toks kaip nenoriu eiti į darbą, esu nuvargęs, arba esu persidirbęs. Visokių galima atrasti atsakymų, kurie parodo, kad mūsų gyvybinės funkcijos yra dalinai jau nebe tokios, kokias mes norėtume matyti, arba kaip mes patys norėtume jaustis. Atsikėlęs ryte, norėtum eiti į darbą, norėtum kažką tai nuveikti, jeigu laisvalaikis, kažką tai padaryti, nuvažiuoti, pabūti su šeima, ar ten pabūti gamtoje, ar pasidarbuoti darže, ar ten pailsėti šiaip savo, bet turi būti tokia vidinė energija. Bet jos kažkodėl daugeliui žmonių jau pradeda trūkti. Tai šitas mūsų ląstelinis mitybos produktas, GTS, tikrai suaktyvins, generuos energiją, padidins darbingumą, padidins ištvermę ir tuo pačiu mes nebejausime nei nuovargio, nei mieguistumo. Dar vienas labai populiarus, labai žinomas, netgi pasaulyje užėmęs pirmą vietą produktas GRV. Tai yra kasdieninė vitaminų ir mineralų balanso formulė šitoje dražėtėje. Jinai taip yra sudėta iš tiek naudingų medžiagų, kurių mums visada trūksta. Ir mūsų imunitetas, kada jau nuo maždaug 60 metų mūsų žemėje nebėra tų veikliųjų medžiagų, nors ir savo darže užauginta morka ar burokėlis, ar ten svogūnas, nebeturi tokios galios, arba nebeturi tiek vitaminų, mineralų, flavonoidų, kurie mums genetiškai yra reikalinga. Jų nebėra jau pačiam augale, nes žemės paviršius, tas 20 maždaug centimetro derlingo paviršiaus, iš kurio pasiimamos yra veikliosios medžiagos, kad suformuotų šitas augalas savo, kaip sakant, produktą, savo gumbą ar ten savo lapus, jų jau nebėra, nes visokios iš kosmoso, iš žemdirbystės padaryti pakeitimai, visokios trąšos, kurios išbalansavo mūsų šitą paviršinį maistingą augalams dalį, ir todėl mes nebegauname tų medžiagų, ką turėjo mūsų močiutės, ką aš daleiskim jau dar jaunystėje galėjau suvalgyti morką, ir dabar gal jų jau reikia, tiksliai nebežinau, ar 4 ar 5, kad būtų ta pati morka, kaip ir prieš 60 metų. Taigi šitas produktas yra skirtas imunitetui padidinti, o aplinkui tai pas mumis yra daugybė virusų. Kai pasiklausai, kiek ligoninėse yra ligonių, pavyzdžiui, gali būti, atsiranda tokių ligų,
kurios yra reikalingi būtinai antibiotikai, bet šitie antibiotikai jau nebeveikia antimikrobiškai, nes organizmas jau yra ant tiek pripratintas ir dėl to mūsų ligos tampa sudėtingesnės, sunkiau gyjančios, daugiau reikalauja ne tik tais papildomų asmeninių lėšų, bet ir ligoninės gydytojų priežiūros, medseserų ar kitų priežiūros ir taip pat žymiai ilgiau yra užtrunkamas įgijimas. Kad šitą išvengtume, mes turime visada turėti omeny, kad mums reikia visada pasipildyti iš vidaus, tai yra stiprinti savo imunitetą. Visai nesvarbu, ar tu esi mažiukas, ar tu esi moksleivis, ar tu esi dirbantis jaunas žmogus, ar tuo labiau su amžiumi imunitetas dar greičiau silpsta, tai pagyvenusiems visiems reikėtų turėti omeny, kad būtinai reikia stiprinti savo imunitetą, nes aplinka yra agresyvi, virusų daugybė, o imunitetas tai mūsų apsauga, mūsų kareiviai. Dėl to stiprinkim ją, turėkime kiekvienas savo šeimoje, pas save, kiekvienas turėkime produktą, kuris yra skirtas kasdieniniam vartojimui, ne su pertraukom, o visą laiką. Ir palaikykime mūsų imunitetą, padėkime jam kariauti su aplinkiniais virusais ir bakterijomis. Taigi, jisai turi daugybę, ne tik tais kokių žolių, bet ir vaisių, ir žiedų, ir sudėtis yra labai įvairiapusė. Dar vienas labai kasdieninis produktas, labai svarbus, yra stresą nuimantis, nerimą, nervų sistemą padedantis palaikyti, nuimantis dirglumą ir tuo pačiu padedantis mums kokybiškiau, greičiau ir užmigti. Šitas produktas yra reikalingas netgi pažiūrėjus nuo pačio mažiausio. Namuose išeiti į darželį ar vaikutis, jis nenori nuo savo šeimos atitrūkti, jam viskas aplinkui svetima, jam gaunasi jis patiria organizme stresą, jisai verkia, nenori pasilikti ten su nepažįstamais, kol pripranta. Šitas ir sekantis etapas į 1. klasę irgi tas pats. Ir reikėtų mamoms, jaunoms mamoms ir tuo pačiu ir močiutėms, kurios mato, kaip jų anūkai vargsta, negalim sakyti, kad vargsta, bet kaip pergyvena, kaip jie reaguoja į aplinką, tai reikėtų visada pasiūlyti natūralų produktą Relax. Ir patiems tai tinka. Ir tinka nuo pačio mažiausio ir iki pat vyriausio, kuriam padėtų įveikti nemigą, kuriems padėtų taip nusiraminti, nes atrodo, kad kiekvienas nereikalingas garsas jau dirgina. Tai va šitas produktas, tai ne kažkokia chemija, tai ne mes neimsim ir nekrisim ant kažkokio ten lovos krašto ir pradėsim miegoti sučiulpę vieną dražiuką. Tai ne, čia yra tiesiog palaikymas organizmo iš vidaus, kad jisai taip nestresuotų, kad neduotų šitų neigiamų pasekmių. Ir dėl to vartojant visada yra ir aplinkas saugesnė atrodo, ir aplinkiniams yra žymiai
patogiau reaguoti, kai matai ramų ir savimi pasitikinti artimąjį. Nemažai problemų mes turime ir su skausmo padariniais. Tai žiūrėk, galva suskauda, tai žiūrėk, kažkur paširdžiuose diegia, tai dantis suskauda. Yra labai geras šiam dalykui atstovaujantis produktas Stop, tai yra Stop skausmui. Jisai gan greitai pašalina, nereikia bijoti, kad ten vieną sučiulpiai ir lauki rezultato. Sučiulpiai vieną, už 15-20 minučių, už pusės valandos, sučiulpiai antrą, trečios gali ir neprireikti. Labai greitai nuima, tiesiog kartais ir užmiršta, kad iš viso panaudojo ir, jau man pasibaigė galvos skausmas. Kokia dėka paėmė, atrodo, kad šitas, kadangi jisai yra skanus, čiulpiamas, tai atrodo, čia saldainis negalėjo padėti. Bet tai yra atvirkščiai, čia yra suaktyvinamos visos vidinės mūsų jėgos, kurios padeda visą tą dalyką sureguliuoti. Ir dėl to šitas preparatas greitai neutralizuoja toksinus, kurie duoda tuos uždegimus, kurie duoda tą vadinamąją skausmo išraišką. Ir todėl mums labai svarbu jį irgi turėti namuose reikalui esant. O jeigu yra kokių sąnarių ligos, yra ilgesnės ligos, aišku, čia nėra toks produktas, kuris vartojamas tik tais vienkartinai. Tai yra produktas, kuris reikalauja ilgo pastovaus vartojimo, kad mūsų organizmas turėtų jėgų kovoti su aplinkiniais padariniais. Dar vienas labai reikalingas mūsų kompanijos Apple produktas, tai yra slaidas. Jisai gražiai apibūdinamas kaip judėjimo džiaugsmas. Nes žiūrėk, eini, sučirška, tai vienas kelienas, tai kažkur alkūnė. Aš čia turiu omeny jau pagyvenusios mūsų amžiaus. Jaunimui irgi traška, kadangi jie yra labai greitai augantis, gali trūkti to vadinamojo elastingumo. Šitas produktas padeda susidaryti elastinui, tausoja kremžles, kad jos nesitrintų, ir todėl pagerėjo ir sąnarių judesiai, ir jeigu yra kokios traumos, padeda šitoms traumoms greičiau pasišalinti, uždegiminiai procesai, kad pasibaigtų. Ir todėl ne tik tais, kad vien skauda sąnariai ar ten kažkas tai atsitiko, labai tinka jis ir vidaus organams. Jisai kraujagyslės mūsų irgi padengtos elastinu, kada jau yra jos tokios slidžios, tada trombams nėra kur prisikabinti prie sienelių, negali jie sukepti, negali padaryti mums to blogio, kurį kartais padarom, jeigu mes turime kraujagyslės ir siauras, ir dar sukietėjusias. Dar vienas iš labai naudingų, reikalingų produktų yra normas. Jis reguliuoja kasos veiklą, insulino gamybą, kitaip sakant, ir sureguliuoja cukraus kiekių šuolius. Tai yra labai tinkantis cukralige sergantiems, labai tinkantis prie kitų produktų, kaip medžiagų apykaitos reguliatorius, padeda greičiau susinormalint
ir dėl to nereikia bijoti. Vieni sako, kad jau čia cukrus, kaip čia aš sergu cukralige ir dar saldų dalyką turiu čiulpti. Šičia yra nedidelis kiekis šito cukraus, o mes žinome, kad galima ir reikia, vidutiniškai 15 gramų tik tais cukraus gauti per parą, kad mums užtektų, bet deja mes jo gauname žymiai daugiau, nes kur tik pažvelgsi, tiek į duoną, tiek į kokį paprastą kepinį, tiek aplinkui vien yra kažkokia dalelytė cukraus. Ir tie 15 gramų, kitaip sakant, tie 3 arbatiniai šaukšteliai labai greitai mūsų organizme atsiduria. Ir jie atsiduria kelis kartus daugiau, negu mums iš viso reikalinga. Tai va, šitas produktas padeda reguliuoti šitos mūsų cukraus kiekio šuolius. Dar vienas puikus derinys, galima sakyti, tai yra skirtas vitaminų kompleksas moterims ir vitaminų kompleksas vyrams. Čia galima naudoti ir vyrišką produktą moterims arba moterišką vyrams. Tokio griežtaus apribojimo nėra. Bet taip tai moteriškas kompleksas yra skirtas ne tik jaunoms merginoms prie skausmingų menstruacijų, kada yra hormonų pokyčiai paauglėms, bet irgi menopauzės metu, kada yra hormonų pokyčiai. Tinka šitas produktas, nes jisai yra sudarytas iš mums artimų moteriškam organizmui reikalingų veikliųjų medžiagų, kurios irgi būdamos kraujuje greitai pasiekia savo tikslą. O vyrams tai tinka labai prie prostatų, prie libido, kartais nusivilia vyriokai, tai va, yra labai tinkantis produktas. Kiekvienas produktą, tiek tą vyrišką, tiek tą moterišką, reikia gerti, negerti, tiesiog čiulpti, užsigeriant biškutį vandenuko, reikėtų keletą mėnesių arba bent jau pusmetį pagerti. Labai yra gerų atsiliepimų apie vaisingumą vartojant šios produktus, kada jau atrodo, kad šeima vaikelių nesusilaukia. Apie tie, kurie anksčiau klausėsi, labai gražiai pasakoja mums Danutė apie šitos 2 produktus, kada ir kaip jie tarp savęs draugauja. Jeigu kam įdomu, tai gali dar ir pasiklausyti jos paskaitos. Mano pats mėgstamiausias produktas jums prieš akis, tai yra melsas. Tai yra organizmo valymui. Aš pati vartoju iš daugelį šitų mūsų dražvė, bet labiausiai patinka tai melsas. Visada viską reikėtų pradėti nuo ko? Tai yra nuo švaraus organizmo. Taip kaip ir kambarį ateini, jeigu jis yra apšleikštas, jisai yra pridulkėjęs, jei jo kampai visi nešvarus, mes pirmiausiai ką darom? Neiname ir negyvename jame, o mes pirmiausiai jį išvalom. Taigi, kad mūsų visos kitos priemonės, kitos dražetės geriau veiktų, jo žymiai geriau veiks, aišku, švariame organizme. Pagal statistiką yra skirtingai nuo struktūros, nuo amžiaus, mes nešiojamas kažkokį kiekį, kas 1,5, kas 2 kilogramus tų nepageidaujamų draugų, jeigu galima įsireikšti kabutėse. Tai yra lembliai, visokie grybai, kirmelės, jos randasi ne vien tik žarnyne, jos randasi ir
ir mūsų raumenyse, mūsų širdies raumeny ar ten kitose svarbiuose organuose. Yra tokių pavyzdžių, kai tiesiog kirmelis pasmaugia, sustabdo širdį arba plaučiuose tiek prisiveisia, kad žmogus uždūsta. Tai va, šitas idealus, unikalus dražiukas padeda mums atsikratyti šitų negeriečių, kaip aš juos vadinu, ir jų atidirbtų produktų, nes mums nuodija ne vien tik tie esantis nereikalingi padarai, bet ir jų atidirbti produktai. Nes kiekvienas, koks jis ten bebuvęs padaras, jisai ne tik maitinasi, bet jis ir užsiima ir šalinimu. Jis turi tas medžiagas suvartojęs pašalinti nereikalingas. Melsas dar yra vadinamas multispektrum. Tai jisai padeda virš 250 rūšių parazitų išvalyti iš mūsų organizmo. Ir kada mūsų organizmas jau švarus, tada ir atsiranda mūsų gerųjų mikroorganizmų, mūsų gerųjų bakterijų, mikroorganizmų savitarpio sąveika, savitarpio balansas. Dėl to žymiai pagerėja ir imunitetas, žymiai pagerėja ir visos kitos funkcijos organizmo. Dar vienas iš labai gerų produktų yra altas. Tai yra antialerginis. Tai yra limfą valantis produktas, kuris padeda mūsų organizmui stabilizuoti antihistamininį poveikį. Nes pasižiūrėkime, kiek dabar žmonių ir kasmet vis didėja. Aš kada jau vasaros metu iš viso kas antras įėjęs klientas, jis yra jaunas, jis yra darbingas, bet jisai yra alergijos požymių paženklintas. Tai čiaudo, tai išbėrimai, tai akių ašarojimai, tai bendros savijautos pablogėjimas. Jie visi perka antialerginius preparatus. Labai padidėjęs yra alerginių reakcijų kiekis. O kodėl? Dėl aplinkos, dėl mūsų nekokybiško maisto, dėl alergenų buvimo daugelį produktų, preparatų. Net gimęs vaikutis ir tas būna jau pasiėmęs kai kurios alerginius požymius. Dėl to labai vienas kitą papildantis, tai yra melsas, MLS ir altas. Vienas valo daugiau tuos parazitus ir per žarnyną, o čia yra valoma limfa. Mūsų jinai neturi kraujagyslių, mūsų tarpląstelinis skystis šalina alergenus ir šitų dviejų produktų veikimas vienas kitą dar labiau sustiprina, dar labiau šitas dalykas yra jaučiamas, jeigu mes turim galimybę juos kartu pavartoti. Tai yra puikus organizmo paruošimas mūsų kaip sakant, ateičiai. Dabar tai yra pats laikas, ruduo, reikia įsivalyti organizmą. Paskui tą darysim pavasarį. Dėl kviečiu tie, kurie dar nemėgino, arba kurie pavasaris tik tais valėsi,
arba tie, kurie turi gyvulėlių, gyvūnėlių, kurie dirba su aplinkiniais žmonėmis, neaišku, kokiomis sąlygomis jie gyvena, gal pas juos irgi yra gyvūnų, įsivalyti savo organizmą. Nors kažkurį laiką, ne 3 mėnesius, bent jau mėnesį, pusantro. Mano rezultatas tai buvo toks, kada aš pradėjau valyti, tai man iš pradžių po mėnesio aš nieko nejaučiau. Antro mėnesio vidury pradėjo mano kaklo oda, aš jau esu ir pasakojusi, kas jau klauso ne pirmą sykį, mano kaklo oda pasidarė rūžava, kaip Barbės, kur yra suknelės, ten visos tokios, va tokia, ne raudona, ne bordinė, bet būtent rūžava. Ir prilietus atrodė toks kaip pergamentinis popierius, traškantis, tokia atrodė visa kaklo oda. O jeigu dar jau prausiesi, atrodo, kad būtum parėjęs iš kokios malkinės, iš tėviškai arba iš miško, kad čia skujų kažkokių dulkių, kažkokių tai pribirę būtų pilna apykaklė. Toks buvo jausmas ir ganėtinai ilgai ir pradėjo jisai niežtėti. Niežėjo, tai aš jau kartais norėdavau ir pasikasyti, ar ten pasikasydavo biškutį, o kartu ir vartojau ir mūsų tą puikų antialerginį preparatą Alta, tai jis turėtų, tai jie gal, aš kaip galvoju, jie kartu, jisai dar apslopino, galbūt aš, jeigu Alto nebūčiau kartu čiulpusi, tai gal būtų buvę, negalėčiau aš iškentėti ir būčiau norėjus tikrai kasytis tą momentą, tą laikotarpį, kol mano organizmas valėsi. Nes kitų aš nesu alergiška. Aš kitų variantų nežinau, mityba nepakitusi, ne kažkur išvažiavęs, ne kažką ten pasidaręs kitą, ar ten nei kažkokių badavimo ar persivalgymo, nieko, viskas tas pats. Bet reakcija buvo apie pusantro mėnesio, man tas kaklas buvo kaip Barbės raudonas, bet dabar yra puiku, viskas tvarkoj, galiu paglostyti savo kakliuką. Tai va, yra šitokių tikrai veiksmingų dalykų. Aišku, atsiliepimų yra daugybė. Vieniems ten per odą, kitiems per žarnyną, įvairiais būdais, skirtingai žmonės, skirtingai buvo ir valymosi procesai. Dar vienas puikus, reikalingas produktas yra Hartas. Tai mūsų širdelės padėjėjas, sustiprina jos veiklą, mažina riziką širdies ir kraujagyslių susirgimams. O kaip žinome iš statistikos, insultai ir infarktai, mūsų palydovai jau labai pajaunėjo ir suaktyvėjo, ne tik tais, kad pajaunėjo. Dėl to labai yra smagu, kad neužmiršta yra ir šita dalelytė, kuri yra skirta širdies kraujagyslėms, širdies darbui pagerinti. Ir jinai visada yra reikalinga, jei ir ne kiekvienam, bet tikrai nemažai daliai mūsų pažįstamų, nemažai daliai mūsų šeimos narių arba netgi ir patiems. Dar vienas labai puikus preparatas, tai yra skirtas kepenims. O kas yra mūsų kepenys? Tai laboratorija. Per jas praeina viskas, ką mes gero ar blogo, kartaus, skanaus, aštraus pridedam. Vis tiek
jos turi viską per save praleisti. O kelintas atsimenam, kad jas reikia irgi pamylėti. Gi kaip jos nori eiti miegoti ten nuo 10 valandos, o mes nuėję į balių, tai silkę, tai tortą, tai kokį likeriuką, tai ar ten kokią brendžiuką. Tai viską krauname tada, kada yra laikas miegoti. Tai jos labai kantrios, nes kiek metų, dešimtmečiais jos kenčia, kol pagaliau galvoja, užteks. Kiek galima visą laiką nusileisti. Nes, pavyzdžiui, jeigu žmogų pažadini iš miego, o jis yra neseniai skaniai įmigęs, koks jis yra? Jis yra piktas. Tai ir mūsų kepenys kartais ima ir supyksta. Dėl to, kad jos nepyktų, mes joms pasigerinkim. Ir 10 valandą vakaro padėkim po liežuviu, po dražiuką heperio. Sustiprins kepenis, padės tulžies išsiskyrimui, tuo pačiu lengviau bus neutralizuojamos toksinės medžiagas, kur daug reikia energijos kepenims išlieti. Ir greitai ir efektyviai jos bus atstatomas. Taigi, kviečiu visus irgi neužmiršti savo laboratorijos. Tai yra mūsų kepenų. Dar vienas produktas, kuris reikalingas, gal ir ne kasdien, bet jeigu atstatymui, tai reikėtų vis tiek ilgesnį laiką pažvelgti, bet tai yra aisas. Padidina fermentų išsiskyrimą, sumažina pykinimą, nes ypač yra jaučiama, kada kažkokių sumaišom nesiderinančių maisto, tada mes jaučiame sunkumą skrandyje, pykinimą. Labai greitai tai jaučia vaikai. Jie tai nori ledų, tai nori kokį gėrimą, tai dar kažką pamatė gatvėje, noriu mama to, nori tėti to. Ir sumaišę paskui ką gauname, mes gauname, kad vaikutis palieka, pradeda arba vemti, arba padeda pykinimas prasideda. Šitas ais dražiukas padės išvengti šitų dalykų. Tik tais pajutus, taip pat reikėtų nebijoti juos iš eilės, tai yra kas 15-20 minučių, panaudoti keletą dražiukų. Vaikučiai gal užteks 1-2, suaugusiam gal reikėti ir 3-4. Tai va, šitas produktas yra reikalingas ypač kelionėse, ypač tiems, kas turi problemų su skrandžiu. Ir yra labai daug pavyzdžių, kurie labai šitą produktą giria vien dėl to, kad jisai yra greito veikimo. Supykino, pradėjo pūsti, sustoja skrandis, 1-2, sučiulpiai ir žiūrėk, vėl esi sveikas kaip ridikas. Puikus dar vienas mokslinės tarybos padarytas produktas, dražiukas smegenų veiklos pagerinimui, atminčiai, koordinacijai, kas padidina ir kūrybiškumą, kas padidina darbingumą, ypač dirbantiems protinį darbą. Nebūtinai dirbti protinį darbą, bet labai reikšmingą dalį sudaro ir moksleiviams, kurie norėtų pasiruošti ten ar rašiniui kokiam, ar kokiam seminarui studentas, arba koks 12-okas egzaminams, vyresnis turi irgi savų
prioritetų, kur reikalingas aštrus protas, tai šitas produktas visada padės jam susikaupimui, minčių aštrumui, padės išspręsti tuos dalykus, ką jam būtiniausiai reikia. Tai yra nuostabus produktas ir labai plačiai panaudojamas. Netgi yra variantų, kada vaikučiai, kurie yra su kažkokiu tai, negali pasakyti, kad negalia, bet yra vėlai kalbantis arba nerišliai sugebantis ištarti žodžius arba sakinius. Šitas produktas, kada jį ilgesnį laiką pavartojant, jau reikėtų iki metų pusantrų, ne taip, kad dieną dvi, ir puikiai paskui atstato visas mūsų organizmo reakcijas, kurios yra reikalingos tam minties ar ten kito dalyko paruošimui. Visada atkreipkite dėmesį. Mamytės, kurių vaikučiams atrodo, kad kažkoks sunkumas yra minčių sudėjime, pamėginkite, tikrai nenusivilsit. Tai yra natūralu, nepakenks, o kad padės, tai galima jau ir garantuoti. Puikus mūsų produktas yra grožis iš vidaus. Beauty. Gražu, gražiai skamba, gražiai apipavidalinta dėžutė. Ir šičia mūsų linija, kurie irgi vadinasi tuo pačiu pavadinimu, tai yra Beauty, Olgos Kulikovos kūrinys, išmanioji, kaip ir dražiai išmanioji, taip ir išmanioji kosmetika. Prie jos pridėję iš vidaus dražiukus, Beauty, gausime tikrai pastebimą rezultatą. Ne tik moteris dabar nori būti gražios arba savimi pasitikinčios, bet ir mūsų vyriokai, vyriškiai. Jiems irgi neprošal pasirūpinti savimi. Tai šitas produktas labai tinka šitam dalykui. Paskutinis, kol kas skaidrės tai neturiu, yra ne paskutinis, prieš paskutinis, tai ne taip pasakiau. Dar yra produktas, kuris yra džiaugsmui. Tiesiog norisi palaikyti save ant bangos, kaip išsireikšti galima. Padeda jį susikoncentruoti, tonizuoja ir ilgesniam laikui neleidžia užimti galvą nereikalingom mintim, kurios tik tais veda į depresiją. Tai yra ypatingai šiom laikotarpiui reikalingas produktas Happy. Džiaugsmas. Tai va, džiaukimės mes. Ir būtinai pasiūlykim tiems, kurie greitai nusivilia, kurie linkia į depresijas, kurie neatranda gyvenimo džiaugsmo. Pasiūlykim aplinkiniams, pasižvalgius tikrai jų atrasite. Ir jie tikrai jums nuoširdžiausiai paskui padėkos. Dar vienas yra produktas, kurio skaidrės, kaip aš sakiau, neturiu, yra Perfect. Tai yra svorio reguliatorius. Labai puikus preparatas, jau yra ir rezultatų.
Ir šitas preparatas yra tuom ypatingas, kad jisai veikia palaipsniui. Aišku, reikia kažkiek tai pavaikščioti, kitaip sakant, į darbą gal nevažiuoti, o nueiti kilometrą. Taip pat nesuvalgyti torto gabalą, o palikti savo kaimynui šitą, arba tam, ko gal aš juokais pasakysiu, nenorit matyti, palikite tam torto gabaliuką. Tai va, taigi šitas preparatas palaipsniui sutvarko mūsų organizmą taip, kad jis iš organizmo resursų, kuriuos mes esam sukaupę, jisai energiją ima iš jų ir mes pasijaučiam žymiai lengvesni, žymiai savimi pasitikintis, moteris atgauna savo figūros formas, nebebūna kvadratai ar ten kokie rombai. Tai už tai labai tinka palaipsniui, neskubant, ir tikrai veiksmingai galima šitą produktą naudojant pasiekti savo norimo kilogramų parodymą. Visada reikia galvoti, kad visos mūsų dražetės, kokias mes tik tais be naudotume, jos yra naudojamos ilgą laiką. Tai yra ląstelinė mityba, tai nėra kažkokia chemija, tai reikia, čia yra mūsų ląstelio katalizatoriai, užkūrėjai, kad mūsų organizmas, kuris yra visagalis, jisai yra puikus valytojas, puikus savęs išlaikytojas, bet mes vis stengiamės jį nuslopinti, mes stengiamės jį visai primušti, kad tik tais ir lengviausių būdų, kad jeigu man skauda, aš norėjau cheminę tabletę, o kas paskui bus, tai nesvarbu. Tai todėl padėkime mes savo, padėkime savo artimiesiems ir pasieksime tokių rezultatų, kuo daugiau žmonių žinos apie šitos natūralius dražiukus, šios skanius dalykus, kurie vartojasi po liežuviu, yra skanus, veiksmingi, tai tikrai kuo daugiau žinos, tuo didesnis bus mūsų šalies, mūsų kaimynų, aplinkinių nuoširdumas, juo daugiau mes turėsime sveikesnių, ilgiau darbingų, linksmesnių žmonių. Tai va, būtų šiam sykiui šitiek. O papildomai apie tai, kaip dirbant galima užsidirbti, ketvirtadieniais galima pasiklausyti irgi prezentaciją, kuri duoda galimybės, parodo, kokios yra galimybės, ne tik tais, kad būti vartotoju, bet ir būti dalimi tos visuomenės, kuri padeda toliau kitiems sužinoti apie šitą unikalią produkciją ir mūsų unikalią Apple Go kompaniją. Taigi, ačiū visiems už dėmesį.